50 ml aliejus į stiklinę ir tuomet aliejų kaitiname iki 110 laipsnių. Temperatūra fiksuojama termometru. Aliejus užkaito iki 110 laipsnių, dabar nuimsime stiklinėlę. Ir turime pasverti 5 gramus šio aliejaus, kurį naudosime peroksidų nustatymui titravimo metu. Pasidedame dabar į šoną 5 gramus aliejaus, kurį iškaitiname iki 110 laipsnių. Ir toliau kaitiname šį aliejų iki 200 ir 310 laipsnių. Ir šios bandinius taip pat sversime po 5 gramus ir naudosime titravimo būdui. Dabar kepiname duoną. Ir laukime, kol jie apskrus. Dabar iškeptą duoną ir aliejų paimame. Pasveriame 5 gramus aliejaus, kuriame kepėme duoną ir tai darysime 3 kartus, tik tai su skirtingomis riekelėmis duonos, nes mano manymu kepant duoną tame pačiame aliejuje kelis kartus oksidų kiekis didėja aliejuje. Dabar kepsime bulvytes ir stebėsime tos pačius procesus. Turime visus mėginius. Pirmąjį titruosime 110 laipsnių Celsijaus kaitintą aliejų. Į jį taip pat įpilsime 30 ml chloroformo, acto rūgšties tirpalo 5 ml, pusę ml sotaus kalio jodido tirpalo. Plaksime 1 minutę, tada įlašinsime 1% krakmolo kleisterio, kuris naudojamas kaip indikatorius. Biuretyje yra 0,1 normalingumo natrio triosulfato tirpalas. Titruojame tol, kol pranyksta mėlyna spalva. Atliekame titravimą tol, kol išnyks spalva.